Sveiki visi, kadangi rytoj bus jaunatis, manau, būtų neblogai prieiti prie kortų ir pasižiūrėti, ką anot jų atneša ši jaunatis ir kas svarbu ateinančią savaitę bus. Tai erdvę aš jau užsivaliau, dar užsidegiau čia tokią fainą žvakę. Jūs nematysite ekrane, nes kai save rodau, tai neišeina rodyti ir žvakės, bet su laiku galbūt patobulėsim su technika, pasižiūrėsim, pamastysiu, kaip čia patogiau. Gal jūsų bus pageidavimų matyti kortas, o ne mane. Kol kas aš nusprendžiau būtent rodyti save ir kortas parodyti, nes tiesiog man, pavyzdžiui, yra smagiau kontaktas akis į akį, kaip sakant, aišku, čia YouTube nėra tiesioginio tokio kontakto, bet man smagu žiūrėti į žmogaus veidą, į jo akis, kaip jisai šneka, jo reakcijas, jo mimikas ir kiek aš esu žiūrėjus taro kortų skaitimų, tai tikrai smagu matyti patį skaitytoją. Tai nusprendžiau kol kas daryti ir aš taip, kad jūs mane matytumėt, bet jeigu bus pageidavimų matyti būtent kortas, tai tikrai atsižvelgsiu, galbūt darysiu dalį skaitimų tokių, dalį tokių, priklausomai nuo to, kokie bus jūsų norai ir pageidavimai. Bet šiaip tai skaitydama vis vien parodysiu kortas ir vis vien jūs jas matysit, aišku, ne visą bendrą vaizdą, kaip matytumėt. Jeigu matytumėt vaizdą, būtent stalo vaizdą, tai truputėlį ne taip, bet tai pasižiūrėsim su laiku, galbūt padarysim kombinuotai. Kol kas technika neleidžia daryti skaitimų, kad matytumėt tik stalą, nes neturiu stovo su lempa ir telefono laikiklio, tai tiesiog dabar tik tai su tokiu stovo laikikliu, tai šiuo momentu apsiribosim taip. Manau, tikrai skaitimas nuo to nenukentės. Tai gerai, tai tada tokia ir intencija mūsų, jūs galit atsipalaiduoti, susikoncentruoti į tą klausimą, konkrečiai, ką jums ši jaunatis atneš. Tai yra paskutinė vasaros jaunatis. Gerai, tai tada erdvę jau čia šiek tiek apsivaliau. Prieš įjungdama kamerą smilkiau smilkalą. Ir dabar tiesiog žvakė. Pirma iškritusi korta 9 kalavijai. Tada 5 skeptrai. Žvaigždė. Trys monetos. Taurių riteris.
ir imperatorius. Gerai, tada dabar gal paimsiu kitą kaladę ir padarysim patikslinimus šių iškritusių kortų. Taip, 9 kalavijus aiškina mirtis. Šios kortos truputėlį blizgias, bet man jos labai patinka, nes tokios holografinės šiaip yra, tai labai smagu. Taip, 2 monetos aiškina 5 skeptrus, žvaigždė aiškina skeptrų karalienę. 3 monetos, skeptrų riteris. Skeptrų riteris, tada taurių riteris. Kas tai yra? Kas yra taurių riteris? Taurių riteris žvaigždė. Ir kas yra imperatorius? Kas yra imperatorius? Imperatorius. Iškritusios vėl 3 monetos ir buvo iškritę, man atrodo, skeptrų tūzas norėjo iškristi. Skeptrų tūzas, berods. Tai tas 2 kortas ir išimu, aš tada padėsiu prie imperatoriaus. Taip, kaladės gale yra 8 taurės, 7 taurės, 7 monetos. Eina ten. 7 monetos. Taip, o šitoj kaladėje, pirmą kaladę, kur dėliojau apačioj, yra 4 taurės, paskutinysis teismas, 5 taurės ir monetų karalius. Taip, tai žinutė būtų tokia, kad šis laikas jums yra ypatingas tuo, kad jūs einate link savo svajonės, intensyviai gyjate ir einate link savo svajonės, nes žvaigždė iškrito 2 kartus. 2 kartus iškrito žvaigždė abiejose kaladėse. Tai pirma žvaigždė aiškinama skeptrų karalienė, tai šitą aš aiškinčiau kaip jūsų įsipildo jūsų svajonė susijusi su savirealizacija, su išoriniu jūsų pasireiškimu, su būtent
tuo, kas jūs uždega būtent veiklos prasme. Kita žvaigždė, kadangi jinai aiškina taurių riterį, aš aiškinčiau būtent gijimo prasme, kad galimai ateina žmogus, kuris turi jausmus jūsų atžvilgių ir atneša gijimą. Šiaip jūsų svajonės išsipildymas ateina per baimę, kuri miršta. Jūs bijojote šitos svajonės, jinai tikrai didelė matyt, nes jūs jos bijojote ir tai baimiai ateina galas, pasiduodate, jūs pasiduodate, nes noras tampa didesnis už bet kokią baimę, noras eiti į naują pradžią. Ir skeptrų 5 ir 2 monetos. Taip pat baimė numirus ateina tarpusavio, pasiekia vidinį balansą ir ta vidinė kova nurimsta, kuri buvo vidinė kova ir matyt buvote pasimetę šiek tiek. Dėl tos naujos pradžios daug kišosi protas ir dabar ateina balansas, kada jau prieinate tą stadiją, kada jūs nebegalite neiti į savo svajonę, tiesiog jau žiūrite tiesiai baimei į akis ir einate pasiimti savo žvaigždės. Ir jūsų ta svajonė, aš manau, yra susijusi su galbūt, na kaip ir sakiau, būtent savirealizacija yra šitą skeptrų karalienę įvardinčiau kaip ir tai man patvirtina, kad svajonė yra labiausiai galbūt susijusi su jūsų veikla, nes yra daug monetų. 2 kartus taip pat iškrito 3 monetos. 3 monetos, šitos 3 monetos kaip aiškinančius imperatorių. 3 monetos. Tai jūsų svajonė susijusi su veikla, kaip ir sakiau, ir ta veikla, matau, kad turėtų prasidėti nuo bendradarbiavimo. Žodžiu, taurių riteris atjoja kartu su skeptrų riteriu atnešdamas jums pasiūlymą, tą uždegantį pasiūlymą. Ir čia skeptrai labai gražiai susigroja, nes taip pat skeptrų tūzas yra ir kaip paaiškinanti imperatorių kortą. Tai va, jūsų čia būtų 3 skeptrų kortos, kurios aiškintų veiksmą į išorę ir jūsų uždegančią veiklą. Taip.
kaip minėjau, dar kartą žvaigždė patvirtina, kad ta ateinanti partnerystė, kuri jūs labai užpildys ir iš vidaus, atneša daug gijimo. Ir panašu, kad ta partnerystė ir nauja pradžia uždegančios veiklos jūs pasodins į sostą. Ta prasme, tai tikrai veda į neišsemiamus lobynus, kaip sakant, visomis prasmėmis, stabilumo. Tiesiog jūs būsite tas, kuris kursite taisyklės, jau ne tai, kad laikysitės kažkieno taisyklių, bet jūs tas taisyklių kūrėjas tam tikroje srityje. Galbūt sukursite kažką naujo ir būsite kaip pavyzdys arba pradininkas kažkokios srities ar projekto ar panašiai, kuris tikrai, žinoma, pareikalaus iš jūsų disciplinos, struktūros, susikaupimo, gebėjimo išlaikyti savo resursus ir gebėjimo valdyti save, laiką ir visus kitus resursus. Bet aš matau, kad jūs einate į tai ir tai yra susiję vienareikšmiškai su priešingos lyties. Tai yra susiję su priešinga lytimi. Jeigu mes čia turime žvaigždė karalienę, čia irgi žvaigždė pavaizduota kaip moteris ir kitoj kortoj žvaigždė irgi moteris ir čia šitos kortos vyriškose pavidaluose. Tai aš tai traktuočiau, kad čia yra susiję su priešinga lytimi. Šiaip nesvarbu, kas jūs ar vyras ar moteris, bet tai tiesiog priklauso nuo to, per kokią energiją labiau veikiate, bet galbūt aš čia labiau matyčiau, kad vis dėlto pas moterį ateina vyras. Aš taip matyčiau. Gerai, dar aš, žinokit, turiu orakulo kortas pasidėjus tiesiog pasižiūrėti. Dar norėjau pasakyti dėl tų paskutinių kaladžių kortų, ką aš matau, tai matau, kad nueinate nuo daugybės galimybių, kurios galbūt kėlė jum tam tikrą pasimetimą ir susitelkite ties kažkuo, į ką jūs investuojate visą savo laiką ir visus savo kitus resursus. Tai būtent aš manau, kad čia yra susijęs su tuo pasiūlymu, kuris pas jūs ateina, kad jūs
nueinate nuo tų visų potencialių galimybių, kas čia rodytų 7 taurės, ir jūs atsiduodate, investuojate į tą veiklą. O šitos kaladės pabaigoje matau, kad yra priimtas sprendimas jum pagaliau pamatyti tai, nuo ko jūs esate įpratę nusisukti. Va. Čia irgi rodo, kad žiūrite į praeitį, dairatės į praeitį ir čia nepastebite to, kas jums yra duodama, tai yra priimamas sprendimas jums nebesižvalgyti ir pastebėti tai, kas jums yra paduota, kokie yra jums tinkamiausi pasiūlymai po nosimi, kurių jūs galite nepastebėti, veikdamas iš savo sužeistos sielos dalies. Ir ateinate pas monetų karalių. Gerai, tai tada orakulas, ką pasakytų orakulas? Orakulo kortos didelės, labai gražią kaladę turiu, įskleis savo šviesą. Man labai gražios šitos kortos. Gerai. Taip. Ana Jėzaus močiutė. Sėti šviesą, kloti pamatus, dieviškasis planas. Gal aš noriu paskaityti, žinokit, apie ką šitą kortą yra. Čia yra korta iš aktyvinančių kortų grupės. Ir taip, šita korta. Jėzaus močiutė Ana buvo senovės mistikė, paklojusi pamatus Kristaus sąmonės pasireiškimų. Ji nėra garsi, tačiau be jos Kristaus sąmonė nebūtų taip plačiai pasklidusi. Ana įkūnija tą tylų atsidavimą, kuris kartais taip reikalingas tarnystei. Ji atstovauja toms kartoms, kurios išsvajojo mums naują gyvenimą, nors žinojo neišvysianti didingo rezultato. Ji pareigos karys, besąlygiškai mylinti motina ir mistikė, reginti gyja austą per visą savo gyvenimą. Ana mus moko, kad visi turime savo vaidmenį dieviškajame plane, nebūtina rodytis pasaulio arenoje, norint būti reikšmingam. Vieno žmogaus vaidmuo nėra svarbesnis už kito. Tas vaidmuo gali būti rūpinimasis savo vaikais arba kas mėnesį vedama moterų ratų susibūrimas. Ne vienas vaidmuo nėra geresnis ar prastesnis, svarbesnis ar mažiau svarbus. Visi savyje turime šviesos sėklą, o gimėme tam, kad jie pasidalytume. Ana suburia mus visus prisiminti savo vaidmenį didžiajame plane ir jam atsiduoti. Taip, tai aš manau, kad šis orakulas, ši korta yra susijusi su tai jūs uždegančia veikla, į kurią jūs turite save investuoti
Ir gali būti, kad rezultato greitai nepamatysite, bet taro kortos vis vien rodo imperatorių. Žinoma, imperija nepasistato per vieną dieną, užima laiko ir daug pastangų ir nuoseklaus darbo tam tikro. Tai aš manau, kad iš tikrųjų orakulo korta neblogai rezonuoja su tuo, ką mes čia matome, su tomis kortomis, kurias matome čia ant stalo. Tai va, tai šiandien aš čia ir norėčiau pabaigti. Labai smagu buvo sugrįžti, ačiū, kad užsukate, kad žiūrite, kad laikinate, galbūt dalinatės ir padedate šitam kanalui pasiekti kitus žmonės, kuriems jis yra įdomus ar galėtų būti įdomus. Tai tiek šiam kartui, iki, tikiuosi greito. Gero poilsio, kas gyvenate Lietuvoje ir kas ruošiatės eiti ilsėtis.